Šiemet jo 6 metus iš eilės pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Jurbarkas tapo žygeivių pėsčiomis sostinė. Tomis dienomis po mūsų miestą ir jo apylinkės pasipila šimtai žygeivių iš viso pasaulio, pasirengusių įveikti kelias dešimtis kilometrų, grožintis jau matytomis ir dar nepažintomis vietovėmis. Pėsčiųjų žygių asociacijos, kuriai vadovauja jurbarkietis Vidmantas Genys, organizuojamas festivalis yra pagrindinis įskaitinis žygis Lietuvoje iš šiuo metu esamų 10 įskaitinių žygių asociacijos vienijamų žygių. Žygio metu dalyviai pagal savo asmeninį pajėgumą gali rinktis įveikti bet kurią iš 4 pasiūlytų klasikinių distancijų kiekvieną renginio dieną. Nuo praėjusių metų šis renginys yra tarptautinis. Praėjusiais metais į pirmą kartą surengtą tarptautinį festivalį suvažiavo žygeiviai iš 19 skirtingų pasaulio šalių. Lyginant su ankstesniais metais, šis skaičius šiemet kiek mažesnis. Dalyvių skaičių sumažino objektyvios priežastys. Šiais metais apie 700 žygeivių turėjom iš sakykime, 18 valstybių, tai 18 Lietuva yra, o taip iš 17 užsienio valstybių. Iš kur toliausiai? Toliausiai Japonija. Japonija, paskui Taivanas, kad sumažėjo šiais metais biškiai užsienio dalyvių, aišku, čia įtakojo 2 tokie dalykai, tai vienas, tai kad čia nakvynės vietų per mažai ir aptarnavimas biškiai galėtų būti geresnis. Ir kitas dalykas tai, kad šiais metais prieš 2 savaitės vyko 100 žygis Olandijoje. Tai tiesiog, kiek girdėjau, yra rezervacijas atšaukę nakvynės, tiesiog žmonės dar nespėjo atsigauti. Ten sudėtingos yra taisyklės, 4 dienas po 55 km eiti, tai kad įtakojo ir šitas faktorius. Kitais metais, kiek kalbėjau su visom valstybėm, planuoja vėl sugrįžti, kaip sakant, ypatingai patiko. Ypatingai miškai patiko. Šiemet keitėsi žygeivių festivalio trasų geografija. Jeigu ankstesniais metais trasos driekėsi po Jurbarko apylinkės, tai šiemet pirmosios žygių dienos startas buvo duotas prie Raudonės pilies ir driekėsi per Panemunės pilies ir Skirsamnės apylinkės. Prie Raudonės pilies startuoti pasiruošusius žygeivius rytmetiniai mankštai pakvietė Raudonės kultūros centro darbuotojai, surengė trumpą, bet labai žaismingą ir įsimintiną programą. Čia yra daugiau užsieniečių pageidavimas, tai kad kuo daugiau apylinkių pamatyti. Tai čia labai rizikingas buvo projektas, kadangi logistika ir visa kita pervežimas žmonių, tai tiesiog tikrai turėjom daug rūpesčių, bet pavyko, bent iš užsieniečių pusės, kaip sakant, ypatingai patiko. Naujoji trasa žygeivių festivalio dalyviams patiko, todėl planuojama tais pačiais takais juos pakviesti pakeliauti ir kitą metą. Peržiūrėsim visus trūkumėlius, aišku, jie labai neryškus, nedideli tie trūkumai yra. Čia jau tiesiog tai, kad pirmas kartas toks išbandytas, pakankamai sklandžiai viskas išėjo, tai taip, kad kitais metais tikriausiai irgi ta pati, kadangi ypatingai patiko. Tik tai vienas, aišku, toks dalykas, biškė nuo Raudonėnų iki Kartupėnų piliakalnių, tam ruože reikėtų padaryti, atverti kažkokius langus, padaryti, ten ypatingas grožis yra, o per lapiją nesimato, galbūt tuos menkaverčius krūmus iškirstų ir panašiai. Ten tikrai visiems viskas tiko, visiems viskas patiko. Jurbarko žinių kalbintiems žygeivių festivalio dalyviams patiko viskas, pradedant gerų organizavimu ir baigiant nuostabia mūsų gamta.
This year is my second time. I've been here last year for the first IML event. Dalyvauju antrą kartą. Pernai buvau vienas, šiemet atsivežiau ir šeimą. Patiko šis renginys, gražūs vaizdai, geros trasos, tinkančios keliauti su visa šeima. Tarptautiniame renginyje dalyvauju antrą kartą. Patiko viskas, ypač gamta, labai graži šalis. Atvykome iš Müncheno, dalyvauju antrą kartą. Sekasi labai gerai, jau spėjome viską apeiti ir apžiūrėti. Dabar esame patenkinti, bet alkani. Ieškosime pietų. Įspūdingais natūraliais ir sukurtais gamtos peizažais liko patenkinti ir iš kitų Lietuvos miestų Jurbarkan atvykę žygeiviai. Aš pirmą kartą, 20 vidurinę trasą, o draugė šitam festivalį. Antrą kartą ir aš irgi šiandien 20, o praeitą kartą 30 jau. Kokie įspūdžiai? Geri. Smagu, gerai sužymėta, gerai. Labai gerai organizuota viskas, tikrai labai žmonės, pagalbininkai, visi labai šaunus ir patys keleiviai, kažkaip labai smagiai. Ką gražaus pamatėte einant? Į Nemuną krypo visą laiką, akis nori, nenori, bet tiesą sakant, labiausiai tai eiktelėjau dabar šitą parką pamačius. Jeigu atvirai iš visos trasos, tai man toks gražiausias ansamblis dabar. Kaip seniai domitės šiuo būtent vaikščiojimu pėsčiomis? Aš tai pirmą kartą ir taip impulsyviai pakankamai. Aš šiemet, šeštą kartą, taip, jau pirmą kartą prieš 2 metus. Dabar šeštą. Užkabino, tikrai labai smagu, labai rekomenduotinas ir šeimų, labai nustebino, kad su mažais vaikais eina šeimos ir įvairaus amžiaus žmonės, tai tikrai labai graži idėja ir veikla. Dalyvauju visuose nuo pat 11 metų. Ir ant jūsų rankų matome jaunąjį žygeivį, tai kiek jam metų ir kokią trasą jis įveikė? Jam 3 metukai ir 5 mėnesiai įveikė 10 kilometrų. Kokie įspūdžiai iš festivalio? Super, graži gamta, šaunus kolektyvas žygiuojantis, bendraujantis, žodžiu, labai smagu ir džiaugiamės, mes visa šeima, vyresni eina didesnį atstumą, mes įveikėm irgi didelį. Tai labai faina, labai džiaugiamės šitų kraštų ir organizatoriais, kurie suteikia galimybę. Nors žygeivių festivalio sumanytojai ir pagrindiniai organizatoriai yra Lietuvos pėsčiųjų žygių asociacija, pagalbos rengiant šį festivalį buvo kreiptasi ir į kitas organizacijas, vietos verslininkus bei geros valios žmonės, galinčius savo veiksmais ne tik prisidėti prie festivalio sėkmės, bet ir pasinaudojant jo teikiamomis galimybėmis užsidirbti patiems, teikiant dalyviams maitinimo, apgyvendinimo ir kitas paslaugas. Lietuvos žygeivių festivalis yra kol kas vienintelis renginys mūsų rajone, sutraukiantis tokį didelį žmonių būrį iš viso pasaulio. Šia galimybe, pasak savivaldybė šiame renginyje atstovavusio vicemero Sauliaus Lapėno, galime ir turime pasinaudoti tiek plėtojant bendrą rajono turizmą, tiek ir savo nuosavą verslą. Pasibaigė tarptautinis renginys, kuris peržengia ir Europos ribas. Ir tokie renginiai, kaip tarptautinis žygeivių festivalis vykstantis jau 6 metus iš eilės, tai yra šansas mūsų kraštui, mūsų verslui, mūsų žmonėm pademonstruoti, kad mūsų kraštas yra atviras naujiems susitikimams, naujoms galimybėms, kurias gali duoti ne tik tai pats festivalis. Jeigu žmonės išgirs apie mūsų kraštą, kad ir iš žygeivių lūpų savo kraštuose, tai bus jau pirmoji ta dalis padaryta, kad prisikviesti taip laukiamas investicijas, būti atviriems ir galų gale, kad į mūsų kraštą atvažiuotų žmonės, turintis gerokai didesnę perkamąją galią. Iš viso to naudą turės ir mūsų vietos verslininkai. Mes šiandien matėm užvakar matėm daugybę pavyzdžių, kada ne klimato sąlygos lėmė, o būtent geranoriška šypsena veide ir ketinimai, norai ir galimybė suteikti įvairiausias paslaugas. Ar tai būtų dviračių nuoma, ar tai būtų laivelių nuoma, ar tai būtų paprastos elementarios masažo paslaugos, kurios buvo demonstruojamos šiame parke, tai visa tai parodo mūsų dėmesį tiem žmonėm, kurie atvyksta į šitą festivalį. Manau, kad festivalis pasisekė, nežiūrint, tam tikrų nesklandumų su lietum iš dangaus. Bet taip kaip dabar vyksta pati pabaiga, tai aš manau geriausias įrodymas. Dievas yra ir jisai laimina Jurbarką.